Ei, seniai, noriu čipsų. Varom iki šopo. Pinigų turi? Turi, žiūrėk, va. Ble, o. Tai kad čia nieko nėra. Keli centai, ruduški. Tu ką tu patirba? Piniginė, einam iki šiukšliadės. Liekam. Tikrink. Ne, Tai, nenori. tu pinigų neturi, du tikrink. Bet aš bijau tamsos. Eik tu. Kas tai? Plast. Plastikas. Mūsų dešliuką nindzė, žinok, valgysi plastiką. Eik. Taigi aš nedarkomas grįžt. Turiu idėją. To sakyk. Varysim Fok Maximą. Reikia čipsų labai. Noriu čipsų. Niam, niam. Varom. Varom. Šokam. O, va. Bėgiai. Nu, seniukas, pasiruošys pizim čipsus. Kaip suprasti? Taigi eisi pizim čipsų. Ne. Kas, ne? Ne, palauk. Kau, eilė. Palauk. Maunės kapišoną. Nereikia. O. Pizim. Ojojoj, kiek čia laiko jo dalaukti? Oi, man, šuotas. Pagaliau. Ne. Pagaliau čipsai. Seniai, kiek laiko tu čia? Užtrukai? Ką aš ne, 2 valandas. Oi, tu savo. Kas? Varom. Tik aš gerą darbą padarė. Čipsai. Oi. Volia. Oi, ir nekantrauju jų paragauti. Juodalis! Juodalis! Ne. Rankas su nugaros. Ger. Padėkit. Nebus padėti. Viską Už Lietuvą, vyrai. Už Lietuvą. Lietuvą bus. Tokias kainas, kaip jūs galvojat, kad mes sumokėsim, O. Ai, kokie geros čipsai. O kur tas? Dingo. Sveiki, ponas ir ponai, šiandien pradėsime autisto žinias. Kaip matome, oras šiandien... Tylėk. Žodžiu, kaip matome, oras kaip oras, medžiai žali, namas kaip namas, nesuprasi. Žodžiu, šiandien žinias bus apie 2 tokius mažus retardus, galim sakyti. Buvo prigauti tarp konteinerių prisigėrę su čipsis ir bambaliais prie Maximas. Nežinia, kur vienas, bet kits jau prigautas su antrikiais. Taigi, veskime žinias. Kaip manote apie Lietuvos kainas? Šiais laikais labai kainos yra didelės. Jos visą laiką didėja. Vat pavyzdžiui, Milka šokoladukas prieš keletą savaičių kainavo 4 eurus, dabar 6 eurus. Nu kas per nesąmonę tas Gitanas Nausėda? Nu va, kaip matome, Gitanas Nausėda pridarė mums nesąmonę. Šokoladas nebekainuoja 2 eurus, o 6. Sveiki, ponas ir ponai, šiandien pradėsime žinias ir šiandien apklausinėsiu šitą malonų žmogų. Taigi, ponas, kaip manote apie Lietuvos kainas? Pavyzdžiui, iš Intrigis. Manau, kad tam tikros kainos yra pigios. Gerai, ko dar manot? Bet manau, kad tam tikros kainos be galo pabrango. Pagalo. Nes pavyzdžiui, anksčiau kola ir čipsai kainavo pigiau. O, man atrodo, 5 centai? Jo, dabar be galo brangu, viską brangiai. Jo, 3, Kaip matome, ponas ir ponai, kainas kilo taip dideliai, kaip ir kiti dalykai. Sveiki, ponas ir ponai, šiandien pradėsim žinias ir apklausinėsime šitus 2 pareigūnus kaip apvogė. Va tą teoristą, kuris, man atrodo, ištaškėsi visą mokyklą, kadangi turi kuprinę storą. Taigi, kaip sekėsi areštuoti tą toršiknį? Aš galvoju, kad bus sunkiau, nes jis toks žinomas narkomanas yra. Aš buvau pasiruošęs kovoti prieš jį, bet jis tiesiog kaip jau pasidavė, tai lengviau negu tikėjausi buvo. Daja, nuostabu. O kaip jums buvo? Nu, biški buvo reikalų, nes biški buvo išgėręs, spėjo kažkaip išgert alaus, dar narkotikų, nu bet, žinot. Prieš akis? Va šitaip. Prieš akis? Taip, bet biški truputį į marmūzę ir pasibaigė jo nesąmonės. Man atrodo, ponas ir ponai, ponas ir ponai, man atrodo, eisime interviu darysi to narkomanui, kuris depresuotas. Einame. Taigi, ponas, koda depresija, ko čia rūkot? Ką? Ką čia rūkai? Allah kabar. Kuris man atrodo bėgti? Nu patrauk. Bėžit bombą! Bomba! Nusprogdink!